Labas, Aistė. VGT studentų atstovybė vykdom projektą Susirašinėk legaliai, naudok savo smegenis. Ir norim užduoti tau keletą klausimų, tai būtent apie akademinį nesąžiningumą. Ką tu apie tai manai? Apie plagiavimą, susirašinėjimą ir akademinį nesąžiningumą bendrai. Visų pirma, aš taip pasakysiu, kad gal labai drąsiai, kad plagiavimas, nusirašinėjimas tai yra vagystė. Tai yra vagystė visų pirma iš savęs, visų antra iš tavo kolegų, iš tavo draugų bendramokslių. Ir visų trečia, tai yra vagystė iš visos mūsų Lietuvos valstybės. Kodėl taip yra? Todėl, kad kai žmogus nusirašinėja, jisai neįgauna žinių ir paskui, kai ateina reikalas jau ir kai ateina darbas, kai ateina užduotis ir jisai nebeturi tų žinių, jis jų nebeįgyjo ir negali jų panaudoti, jisai reiškia nesukuria naudą, o sukuria nuostolį ir tokią žalą padaro valstybei. Tai kai mes kalbame apie tai, kad kažkas apvaginėja valstybę, darydami vienus ar kitus nusikaltimus, pasisavindami tam tikrus fondų pinigus ar galbūt kažkokias tai lėšas, biudžetinės, tai jie daro ne kažką kitą, kaip vagia, tai lygiai taip pat ir žmogus, kuris nusirašinėja, plagijuoja, nesilaiko akademinės etikos taisyklių, jisai, manau, lygiai taip pat apvaginėja tiek save, tiek valstybę, tiek bendramokslius. Ačiū. Kaip manai, kokių įgūdžių netenka studentas, kaip būsimas specialistas prieš darbdavį savo darbę? Aš manau, kad jisai netenka galimybės pagal situaciją operatyviai ir greitai sureaguoti į ją ir pritaikyti patį geriausią sprendimą, nes jisai negeba analizuoti, jis negeba suprasti, kurios žinios ir kurie įgūdžiai jam pasitarnautų geriausiai, jisai nesupranta, koks yra situacijos mastas ir koks yra jos dydis. Ir kai jisai to nesupranta, jisai negali priimti geriausio sprendimo. Ir atitinkamai tai labai stipriai pasimato, kai žmogus yra stresinėje situacijoje ir jisai negali įvertinti šaltakraujiškai visų galimybių, jisai neturi žinių ir įgūdžių, nes jų neįgyjo paprasčiausiai nusirašinėdamas ir tik tai jisai išlaikė egzaminą, galbūt paskutinę naktį pasiruošdamas ar prieš kelias dienas pasiruošdamas tą špargalkę ir paruoštukę, lietuviškai, paruoštukę. Ir kai jisai neįgyjo tų žinių, tai tiesiog taip ir gaunasi. Kaip manai, Aisti, ar darbdavys pastebi studentą, kuris savo studijų metu buvo nesąžiningas? Aš kaip darbdavys galiu labai atsakingai pareikšti, kad iš tikrųjų pastebi. Ir tai pasimato, kaip aš ir minėjau, stresinėse situacijose. Kai žmogus nebesupranta dydžio ir masto, kai jis nebegali normaliai sureaguoti ir labai tuo pat metu pasakyti, koks geriausias būtų sprendimas, kuris nustebintų galbūt netgi tą darbdavį, tai tada pradedi galvoti, ar iš tikrųjų žmogus tose dalyse, kur jisai pateikia savo pačius aukščiausius vertinimus, pačius geriausius pažymius, arba kartais galbūt netokius gerus, bet labai arti tų gerųjų pažymių, ar iš tikrųjų jisai įgyjo tas žinias. Ir jeigu tos žinios nepasimato, tai gali daryti drąsiai prielaidą, kad galbūt tai įvyko, tas pažymys buvo gautas galbūt ne pačiu tokiu etiškiausiu ir gražiausiu būdu. Dabar toks linksmesnis klausimas, sakykime, ar pats savo studijų metu esi pasinaudojęs, sakykime, paruoštukių galimybę, ar esi nusirašęs, pavadinkim taip? Žinau, kad tikrai buvo tokia situacija, kuri man labai įsiminė ir pagal kurią aš supratau tą žalą, kurią aš galiu padaryti savo. Buvo vienas iš egzaminų susijęs politologijos egzaminas, jeigu neklystu, ir apimtis, krūvis buvo beprotiškai didelis ir viską išmokti aš supratau, kad man yra per mažai laiko, nes tiesiog laiko nesusiplanavau teisingai, kad galėčiau viską pasiruošti ir be streso eiti į egzaminą. Ir prisidariau aš tų špargalkių, tų paruoštukių gerą krūvą, nes tada leido naudotis mums visais konspektais ir visais užrašais ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kad čia bus pats geriausias dalykas, kompiuteriu atsispausdinau, viską pasirašiau ir galvoju, paimsiu tiesiai šviesiai ir nusirašysiu. Ir kada aš supratau, kad paruoštukės ne pats geriausias sprendimas, kai klausimai buvo suformuoti taip, kad ten neužteko tiesiog iš paruoštukių nurašyto atsakymo. Ir tai, ką aš nurašiau iš tų konspektų, iš tų paruoštukių ir taip toliau, man parašė net tokį patį geriausią jau balą, kurio aš tikėjausi. Ir po to egzamino, kai aš nuėjau su dėstytoja pasišnekėti, o tai kodėlgi vienaip ar kitaip, lygtais aš tą ir tą parašiau, jinai man labai paprastai pasakė. Sako, tu
parašiai formaliai, bet tu nesupranti, kas slepiasi giliau po tais klausimais. Tu negebi pritaikyti pavyzdžių, tu negebi pateikti atsakymų tokie, kokie jie turėtų būti. Ir tai, kad formaliai aš klausimą užpildžiau, atsakiau, nurašiau, tai man parodė, kad to neužtenka. Kaip neužtenka gyvenime, tai paskui savo gyvenimiškoje patirtį supratau, kad to neužtenka ir kasdienėje tavo veikloje, darbe. Dėkui, ir paskutinis būtų toksai prašymas, gal labiau, kadangi sesija yra įsibėgėjusi jau, tai paprasčiausiai kažkoks tai, kad noriu palinkėti VGTU studentams, galbūt Vilniaus studentams, kuriems atstovauji, tiesiog tavo nuomonė. Visiems Vilniaus studentam, netgi visiems Lietuvos studentam norėčiau palinkėti, kad nusirašinėtumėt legaliai, naudotumėt savo smegenis, nes smegenis tai yra didžiausias turtas, kurį jūs turite.